Sveiki. Daugelis mamų klausia apie vaikų parazitus, kaip pašalinti, reiškiasi, parazitus iš vaikų organizmų ir tiesiog galvoju padarysiu tokį vieną pasisakymą, kad galėčiau visiems perduoti. Žodžiu, mes darom diagnostikas, dirbam su rezonansu diagnostikom ir matom, kokia yra situacija prieš detoksus, po detoksų, kas efektyviai veikia, kas neefektyviai veikia. Yra daug nuomonių. Vieni labiau mėgsta vaistinius žolinius preparatus, kiti nenori vargti, nori greičiau, stipriau vaistinius preparatus. Iš mūsų patirties, ką mes pastebėjom, kad tam tikri parazitai tam tikrose situacijose geriau vaistiniai preparatai, tam tikros situacijose reikia ir vaistiniai, ir vaistažolių preparatai, o kitais atvejais reikia ir vaistažolės, ir vaistinės, ir absorbentus, ir skaidulinio maisto, ir probiotikų, kompleksiškai viską sutvarkyti, nes vienas tikslas ne tik tais parazitus pašalinti, bet ir atstatyti žarnyno virškinimo funkciją, medžiagų įsisavinimo funkciją, uždegimų sumažinimo ir taip toliau ir panašiai. Ką mes taip turėtume dar žinoti, kad vaikai iki 7 metų pas juos vystosi ne tik tais, kad smegenys, psichika, bet ir vidaus organai, virškinimo organai. Tai taip, kad mes esam suaugę ir 100% galim įsisavinti, suvirškinti ir maistus. Ne visiems vaikams iki 7 metų tai būna, kad jie išsivystė iki 100%. Ten sudėtingai mechanizmai, bet iš tikrųjų reikia suprasti, kad jeigu vaikui ten 5, 6, 4 metukai, tai nei skrandis 100% veikia, nei žarnynas pilnai išsivystęs ir kepenys irgi netaip veikia, net tokia fermentinė sistema, net tokia virškinimo. Dėl to jie gali būti jautresni, daugiau alergijos skirta, daugiau odos pabėrimai, matome limfinė sistema, tai čia sinusai, nosis, nargliai, gerklės ir taip toliau ir panašiai. Tuo pačiu nepamirštam, kad vaikai labai jautrus yra ir psichosomatiniai dalykai, tai darželių stresai, baimės, pergyvenimai, išsigandimai ir taip toliau. Jeigu vaikas jautresnis, tai gali labai užsispazmuoti, įsitempti ir dėl to virškinimo sistema irgi sutrinkusi. Tai va, grįžtam prie to, kad valydami parazitus mes atsimenam, kad ne tik juos reikia išvalyti, bet ir atstatyti virškinimo funkciją, atstatyti gerasias bakterijas. Kuo daugiau įvairiausių bakterijų, tuo daugiau funkcijų, daugiau medžiagų įsisavinti gali organizmas. Ir pas mus tokia, reiškiasi, algoritmas, kad mes prie tam tikrų, reiškiasi, plonojo storo žarnyno parazitų naudojame ir vaistus. Keli yra vaistai: vermoksas, parentelis, helmintoksas. Pagal tam tikras parazitų rūšis iš biodiagnostikos mes parenkam tam tikrus vaistus. Tada visada duodam karčių žolelių. Jeigu nelabai vaikas mėgsta karčiai, tai kapsulės tinka. Yra kai kurių gamintų visai neblogus rekomendavę. Ir taip pat labai gerai eina absorbentai. Tai diatominė žemė, bentonitas, molis, zeolaitai. Tai ten, jeigu yra daug virusinių infekcijų, pelėsiniai, reiškiasi, intoksikacija ir šiaip intoksikacija metabolitais. Tai va, šitas kompleksiškai pakankamai efektyvus yra valymui, detoksikacijai, plus po to arba kartais netgi ir tuo pačiu metu pradedam ir gerųjų bakterijų valymą. Kad atstatyti mikroflorą, atstatyti naudingų bakterijų kiekį, kad nebūtų tik tais išvalom, o vis tiek nevirškina. Ir yra tam tikrų atvejų, kur parazitai nėra tik tais plonajam storajam žarnyne,
bet yra ir gali būt plaučiuose, bronchuose, inkstuose, kai kuriais atvejais ir kepenyse, ir kituose vidaus organuose. Tada mes turim specialią energetinės statikos diskus tokius, Aleksandro Mišino diskai, su kuriais dirbam, yra specialiai skirti parazitų biolaukui suardymui. Ir šitie irgi yra labai puikiai užsirekomendavę, duoda rezultatus, kai būtent sukėlėjai parazitinių ligų nėra tik tais žarnyne. Ir tada mes stebim su biorezonanso diagnostika, kiek pasišalino, koks efektyvumas mūsų darbų, ar pavyko vaikams viską sugerti, gal kažką jam nepatiko, gal kažko negalėjo, tada ir efektyvumas mažesnis, tada ir ilgiau užtrunka, arba kelis kartus pakartojam. Aišku, su vaistais mes visą laiką prieš ir po duodam, kad suveiktų ne tik suaugusius parazitus, bet naujai išsiritus iš kiaušinėlių suaugusius antrą kartą paveiktų. Tai vat. Ir dėl parazitų, reiškia, valymo vėl reikia atsiminti, kokie pagrindiniai simptomai, dėl ko mes tai darom. Tai dažniausiai suprastėjęs apetitas, alergijos, odos problemos, astmos, dirglumas, skausmai pilve, nevirškinimas, sukietėję ar reiškia, paleisti viduriai, miego problemos, bruksizmas, dantis genda, prastas medžiagų įsisavinimas, prastas vystymasis. Tai dauguma tokių simptomų, kurių turim visą plokštę, tai žinom, kad reikia valyti parazitus. Ir dar kartą iš patirties pasidalinam tai, kad parazitų neturi tik tais tie asmenys, kurie nesidaro diagnostikos arba kurie neseniai darė prasivalymus. Šie prasivalymai, detoksai vyksta 2 kartus į metus, pavasarį, rudenį. Yra tam skirti, ten ir pagal mėnulio fazės galima parinkti. Bet geriausiai reguliariai nepamiršti šitą dalyką pasidaryti, kad tos parazitinės infekcijos neperimtų iniciatyvos ir nesukeltų žymiai didesnių sveikatos problemų. Tai tai pagrindė tiek norėjau pasakyti apie parazitų valymą vaikams. Padalinsimės keliems tėveliams, nes čia buvo užprašymas mūsų nuomonės, ką mes manom apie detoksus su parazitais. Ir kam norisi daugiau informacijos ar kažkokių kilos klausimų, tai kreipkitės į Pasveikit be vaistų. Ten yra mūsų kontaktai, bei detoksos klinika, ir pasistengsim atsakyti papildomai. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir iki sekančių.